tegu sukas. Labas vakaras visiems. Šiandien su jumis sveikinasi Vilma. Kas manęs nepažįstat. Ir šiandien vakaras man ypatingas, nes aš turiu ypatingą svečią. Ir nieko nelaukdama noriu pakalbinti Nijolę ir paklausti. Nijole, kokia tavo atėjimo į Neolife istorija? Ir kiek laiko jau tu esi čia? Labas vakaras. Kaip Vilmutė minėjo, aš esu Nijolė. Neolife kompaniją prisijungiau prieš 6 metus, jau eina 7 metai. Į Neolife kompaniją aš atėjau tada, kaip 19 metais, kaip 40 skyrių Luminor banko buvo uždaryta visoje Lietuvoje. Tai šitiek žmonių palikom be darbo ir tada pasirinkau šią galimybę būti Neolife. Nuostabu. Kokios būna istorijos kartais, ne? Turi bankai bankrutuoti ir panašiai, kada turi atrasti kitą veiklą. Ne, Vilmutė, nebankrutavo mūsų bankas, bet Luminor banką mažino skyrius, 40 skyrių buvo uždaryta. Jisai ir dabar yra veikiantis, pilnai aptarnauja klientus, bet tuo metu buvo padarytas toks sprendimas, kad reikia sumažinti rajonuose Luminor bankų skyrius. Taip. Esmė tame, kad nėra garantijų, kai tu dirbi valdiškam darbe, niekada nėra garantijų, kiek tu galėsi dirbti ir kada tau pasakys ačiū, nebereikalinga. Na ir noriu dar, Nijolė, tavęs paklausti. Ar Neolife produktai tau padėjo išsispręsti sveikatos problemas kokias tai? Kai aš atėjau į Neolife kompaniją, aš atėjau gal ko gero vienintelė iš didelio būrio žmonių, ne dėl sveikatos, aš atėjau dėl verslo, dėl uždarbio, kad aš galėčiau pragyventi. Ir ko galiu pasidžiaugti, kad labai daug žmonių įsikimba į nemylimą darbą, galbūt į tą darbą, kur nepatinka, bet žmonės neįsivaizduoja, kad yra kitos galimybės, kad galima švęsti gyvenimą ir uždirbti pinigų. Tai vėliau aš Neolife kompanijoje būdama sveikatinaus ir supratau, kiek yra nuostabus Neolife produktai ir kiek veikia mūsų ląstelė, kad sveikata po truputėlį vis gerėja ir gerėja. Tai šiai dienai tikrai vartoju Neolife papildus, kur sveikatinu savo sveikatą, nes būtent kiekvieną dieną seminarai mūsų vyksta Neolife ir ateina žinios ir ne tik žinios, bet tu pajunti, kad tavo sveikata gerėja. Nors metai eina, bet sveikata tikrai gerėja. Pirmiausiai, pradėjus vartoti Neolife papildus, aš pajutau, nustojo man tirpti rankos. Ir tiesiog įdomiai veikia tie papildai, nes atrodo pradėjai gydyti skrandį, nes rūgštingumas buvo didžiulis. Šiai dienai aš jau 6 metai gyvenu be vaistų, nors nebuvau didelis ligonis ir tikrai neturėjau kažkokių ir neturiu tokių paveldimų lygų ar kažkokių lygų, kurie žmonės jaunesni suserga, bet tiesiog per gyvenimą, per stresą mes prisirenkam tų lygų, kada ne su amžiu jos ateina ir maži vaikai serga. Ir mano anūkėlis vartoja maistinės medžiagas ir vaikai mano, ir aš pati ir šiai dienai sukilus rūgščiai aš neieškau vaistų, o tiesiog pasinaudoju Neolife kalcimagnidai ir rūgštis automatiškai praeina. Nuostabu. Juk iš tikrųjų, kai pasižiūri, tai ligos jaunėja. Tikrai labai daug serga ir vaikučių, ir jauni vyrai, ir jaunimas, kur yra, sakykime, širdies kraujagyslių įvairios ligos, kur sirgdavo seni žmonės, dabar serga jaunimas. Net kraujospūdžiai būna padidinti iš tikrųjų. Na, o Nijolė, kada tu pradėjai dalintis apie šios produktus, tą galimybę uždirbti papildomas pajamas? Kada tu pradėjai drąsiau dalintis? Aš nuo 19 metų, kada netekau darbo ir tada pradėjau analizuoti, skaičiuoti, kaip čia galima uždirbti, kiek galima uždirbti.
nes darbo biržoje nieko gero man ir nepasiūlė. Tada aš jau pradėjau galvoti ir pradėjau dalintis. Dalintis ne tik, kad su uždarbiu. Neolife kompanija siūlo 3 galimybės - sveikatintis, uždirbti ir keliauti. Kai kurie žmonės nori priimti tik vieną galimybę, aš visas 3 galimybės mielo noru priimu ir tikrai važiuoju ir keliauju, kelionės nuostabios, renginiai nuostabus ir tuo pačiu sveikatinės ir tuo pačiu gali uždirbti. Uždarbis priklauso, kiek tu dirbsi. Jeigu žmonės galvoja, kad į darbą atėjus užtenka pasėdėti arba pagulėti ir gausi atlyginimą, aš nesu sutikus šitokių darbų, nors pas manęs tikrai didžiulis darbo stažas yra. Ir visur reikia dirbti, visur reikia, bet Neolife kompanija turi tokią dovaną žmonėms, kad tiesiog kitam žmogui reikia ne vaistų, reikia bendravimo, pokalbio reikia. Ir kada tu geri arbatą ar kavą ir dalinies su žmonėmis ir išgirsti, kiek žmogus turi problemų, kaip ir tu, Pilmutė, kaip ir medikė, dirbi, daugiau sutinki tų ligonių, matai, kokios jaunų žmonių problemos yra. Tai ir tada ir negali tylėti, turi dalintis, kad žmonėms būtų geresnis ir šviesesnis tas gyvenimas. Jo, Nijolė, tikra tiesa, kada pats susitvarkai savo sveikatą ir tada norisi ir kitiem to gėrio, su to gėriu pasidalinti, kad ir kiti sužinotų, kad yra tokia galimybė. Todėl ir darom tokį šviečiamą į darbą. O Nijolė, kas tave čia laiko šitoj kompanijoje? Ar tu esi patenkinta? Taip, aš esu labai patenkinta ir kažkada dalinausi renginyje, kad galėjau anksčiau tos skyrius uždaryti, juokavau. Kodėl? Todėl, kad ir aš taip pat, kaip ir daugelis žmonių, labai sunkiai tą priimi, kad tu gali gyventi be to darbo, tu gali gyventi kitaip, tu gali gyventi sveikiau, tu gali gyventi ramiau, tu gali džiaugtis gyvenimu, o ne rytais keltis tuo laiku, kada tu turi bėgti ar važiuoti darbą ir tu gali nestresuodamas dirbti ir uždirbti pinigų. Ir dar tas, Vilma, mane labai džiugina, kad šitas verslas yra paveldimas, nes jį galime mes palikti savo vaikams ar tiesiog po tavo išėjimo kažkada ir tai didžiulis pliusas yra, kad tu paliksi, ką tu dalinies žmonėms, ką tu pasakoji, kad galima žmonėms sveikatintis. Aišku, yra ir mes sergame, ir tą slogą užsikrečiame, bet mes turime namuose maistinių medžiagų, nuo kurių mes labai greitai pasveikstame. Taip, ir aš sirgau COVID per tą bangą pirmąją, bet COVID užsirgau, ko gero, tik tais 1 dieną, nes 2 dieną aš jau su trimeriu pjoviau žolę savo sode ir jaučiausi labai puikiai. Bet maistinės medžiagos man tikrai sugelbėjo ir jokių vaistų aš tikrai nenaudojau. Nuostabu, iš tikrųjų, kaip ir tu sakai, ta galimybė, kad gali išsisveikatinti be vaistų, tiesiog padidini maistinių medžiagų kiekį ir išsveiksti. O kaip žinom, juk tos visos sintetiniai tie vaistai, o jo labiau antibiotikai, labai išderina mūsų žarnyną ir po to, kol atsistato, yra tikrai reikalų. Nijolė, tu man visada esi pavyzdys. Mes kartu važiavom į lyderių mokyklą, turim jau labai daug bendro ir daug visokių, aš manau, dar bus ateityje kelionių, kaip tu minėjai, tos kelionės labai džiugina, labai įkvepia ir dar labiau žmonės suartina. Ir tos kelionės yra jos ne tik tai, kad kažkokios konferencijos, bet tai yra ir pažintinės. Bet čia, manau, kitos dienos tema. Nijolė, ką tu galėtum palinkėti dabar mūsų klausytojams? Kas mūsų dabar klausosi, kas mūsų dar klausysis galbūt vėliau? Ką tu galėtum palinkėti? Labai norėčiau palinkėti žmonėms, tiek jauniems, tiek vyresniems, kad ateitų į Neolife kompaniją, nes čia galim rasti ir ramybę, ir džiaugsmą, ir pasidalinti. Ir kurie žmonės nori uždirbti, tikrai įmanoma uždirbti ir kiek tu nori, nuo tavęs priklauso, bet svarbiausiai žmogui yra sveikata.
Kažkada sakydavau, kad man pirma eilė būdavo pinigai, darbas, su sveikata buvo paskutinėme stalčiukė, kaip aš sakau, bet šiuo metu yra sveikata, ko gero, visų turėtų būti, kad ir jaunam žmogui pirmoji vietoje. Kodėl? Todėl, kad nėra tos parduotuvės, kur gali nueiti ir kilogramą ar pusę kilogramo paprašyti, kad parduotų sveikatos. Žiūrėkit, išeina žmonės, turėdami išgyvenimo didžiulius turtus, krūvą pinigų ir ne vienas ir neatsiranda tokių žmonių, kur parduotų savo sveikatą, kad ir parduotų, sakykime, mama savo vaikams tą sveikatą, bet tai yra neįmanoma padaryti. Ir kiekvienam žmogui siūlyčiau susimastyti, bet kai pradeda kalbėti apie sveikatą, žmonės sako, tai jau čia vyresnių žmonių tokie kalbėjimai. Aš manau, kad dabar, kaip ir tu, Vilma, pabrėžiai, kad serga ir jauni vaikai, ir žmonės, ir kad nusipirkę vaistus būtinai perskaitytų, ką rašo, ką gali pažeisti. Ir kad ieškotų kitų galimybių, kad žmogus būtų sveikas. Juk mes naudodami maistą turime būti sveiki, valgant savo kokybišką maistą. Ir ne veltui dabar, sakykime, šiuo metu ir žmonės skaito maisto etiketės. Tai būkit, mėlėjai, geri, pradėkit skaityti vaistų. Ką tu dedi į burną? Ir jeigu žmogus nori uždirbti ir darbas nepatinka, tai noriu palinkėti, kad nebijotų keisti, nebijotų ieškoti. Labai pasidžiaugiu jaunais žmonėmis, ypatingai, sakykime, Vilniečiais, Kauniečiais, kad jiems, jeigu nepatinka darbas, jie keičia kitą darbą, jie ieško savęs. Ir kad ir jaunas žmogus nebijotų ateiti Neolife verslą ir išbandyti save. Išbandyti, nes pas mus yra daug jaunų žmonių, nuostabių ir vyresnių žmonių, arba žmogus išeis į pensiją, tiesiog praranda džiaugsmo gyvenimo, tai prašom, ateikite į mūsų kompaniją, tai yra tikrai nuostabi kompanija, kaip aš sakau, aš dabar švenčiu gyvenimą. Ir jums to linkiu. Nuostabu, Nijolė, tikrai labai džiaugiuosi, kad tu sutikai šiandien pasidalinti savo patirtimi, savo istoriją. Ir tikrai, kaip Nijolė paragino, aš irgi paraginsiu, jeigu jum kažkas tai yra darbas nemielas, galbūt kažkokias turit baimės, ateikite į Neolife. Nu, jeigu nepatiks, tai visada galite ir, kaip sakyti, mesti šitą reikalą. Bet nežinau, turbūt, kad čia didžioji dalis žmonių pasilieka, nes tai yra nuostabi bendruomenė ir nuostabus produktai. Ačiū dar kartelį, Nijolė, kad pasidalinai. Nematau komentarų, bet tikiuosi, kad mus matė. Pirmas mano toks įrašas. Tai iki susimatymo, visiems ate, gero šeštadienio vakaro. Iki.